Ačiū. Algirdas Bacevičius. Vat ir išsidavėt. Dabar žiūrėkit, kada buvo priimtas tas mokestis infrastruktūros, aš buvau prieš tą mokestį, atsisukite video, aš buvau kategoriškai prieš, siūliau nulinį tą mokestį nustatyti. Ne, jūs nustatėte tą mokestį. Dabar žiūrėsiu, jūs tada balsavot už mokestį, dabar ką jūs ruošiatės balsuoti prieš mokestį kitais metais? Pasižiūrėsim. Aš sakiau, nulinį padarykim. Ne, vieniem mokestį įkalit, vieni moka mokestį, kiti nemoka mokesčių. Nu, tarybos narys Karolis buvo atleistas nuo mokesčio, didžiulį sumą 3,5 tūkstančio. Nu, o kiti sumokėjo tą mokestį, gerbiam Vilmai, ir turit žinių, kad sumokėjo mokestį. Nu tai va, vieni sumoka, kiti nemoka, čia dabar bendradarbių vaikai, vėl nemokės, tarybos narys nemokės, paprasti žmogėlį mokės. Kur jūs tai darot? Yra labai aiškiai, jau kartu labai aiškiai yra apibrėžta ir tarybos patvirtinta, kas yra atleidžiama. Tuo metu mes gerai dar pamenat, mes nešėm, kad atleisti ir visus nesudėtingus statinius, kuriems net nėra statybos leidimas reikalingas. Tai yra, jeigu jūs statot voljerą, šuns voljerą, jisai ir pirmos grupės nesudėtingas statinys, mes tokį siūlėm atleisti, jūs net nepritarėte šitam reikalui. Tokiam atleidimui. Atleisti tik tai tuos, kurie darbo vietas teigia, kultūros paveldo teritorijai ir vyriausybės nustatytom tvarkom, jeigu kas kam neprivalom mokėti. Kiek pamenu, visos tokios yra atleidimo tvarkos. Siūlėm visus nesudėtingus statinius atleisti, tam nepritarėt. Bet mes neturim mechanizmų, gerbiamas merė, dabar atleisim, jie darbo vietų gali neįsteigti. Mes neturim jokio mechanizmo. Viskas, tik deklaracija. Tik tiek, kiek parašyta statybos projekte, kuriam prašo, kad ten yra darbo vietos bus kuriamos, tam yra atitinkami projekto sprendiniai, tada darbo vietos kuriamos. Jokių sankcijų niekai nesukurs. Nu, tai kas? Taip, dėl to praėjusiais komitetais, praėjusios tarybos komitetuose praktiškai niekas nepritarėt būtent griežtinimo tvarkai kontrolės mechanizmų įvesti.